Šioje pamokoje tiesiog susipažinsime su Maps. Atsidarykite tuščią Max langą, nusipieškime paprastą dėžutę ir eikime į Material Editor, spauskime M raidelę. Jeigu tempiant Material Editor užtaikysim ant rodiklėlių, tai Material Parameter Editor bus gražiai įklijuotas į dešinį šoną. Na, o Navigator tiesiog išjungsime. Taigi, šone yra įvairūs Materials ir Maps. Material tai yra medžiagos, kurias suteikiame objektui, tuo tarpu Map yra tarsi tam tikras raštas, tekstūra suteikiama medžiagai, tam tikra atvaizdavimo schema. Map negali būti priskirta tiesiogiai objektui, o su objektu sujungiama tik per Material. Eikime žemyn prie Maps ir matome daugybę Map rūšių. Map būna 3 rūšių. Tai yra standartiniai, tai yra tokie kaip bitmap. Tuomet yra procedūriniai, tokie kaip tile, checker, įsitraukime tiles, checker šachmatų tipo map schema, yra gradient, veikianti kaip gradientas, tai yra procedūriniai map, jie tarsi sukuria vaizdus, atvaizdus, norimus suteikti objektui. Ir taip pat yra trečia rūšis vaizdo perdirbimo sistemos, tai yra tokie kaip mask arba mix. Jie miksuoja kelis map ir taip padaro sudėtinę medžiagą. Dabar panagrinėkime šiek tiek visų parametrus. Beveik visi map turi tokias skiltis kaip coordinates, noise, o kai kurie turi ir outputs. Jeigu dabar patikrinsim per Material Editor, matysim, jog visus jos vienyje coordinates, noise, tuomet eina jau būtent šiam bitmap būdingi parametrai ir output. Tai tas pats yra ir su tile, turi ir coordinates ir noise, tas pats yra ir su checker, taigi, mask ir mix jau nebeturi šių rollout parametrų, nes tai jau yra vaizdų perdidimo sistemos. Grįžkime prie mūsų bitmap. Dabar sumažinkime Slate Material Editor, kad matytumėm ir savo viewport ekraną. Ir kaip ir minėjau, map negalime suteikti tiesiai objektui, jeigu bandysime vesti, matome, jog mums neleidžia. Būtinai tam yra naudojamas Material. Taigi, įsiveskime į View Bray Material, BrayMTL, ir sujungkime mūsų map į Diffuse Map, ir tada nutempkime į dėžutę, ir nepamirškime paspausti Show Standard Map in Viewport. Kaip matote, rodoma mūsų dėžutė ir jau automatiškai visas mūsų bitmap yra ištemptas per dėžutės ilgį. Yra skirtis coordinates. Šis skiltis yra atsakinga už medžiagos atvaizdavimą ant objekto, nuo kurios vietos pradėti raštą ar tekstūrą ir kaip paskirstyti paprastą ar su veidrodiniu atspindžiu, kaip dėlioti raštą, kokiu santykiu jį atkartoti. Panašiai kaip mes taikėm UV map modifikatorių, daug ką galima padaryti šioje koordinačių skiltyje. Coordinates rollout. Koordinatės leidžia reguliuoti, kaip yra ant objekto rodoma norima atvaizdo schema map. Labai dažnai, ypač priskiriant paveiksliuką kaip atvaizdo schemą, norima išgauti tam tikrą raštą ir kad jis atsikartotų tam tikrą tvarką. Šis efektas angliškai vadinamas tiling. Pagal programos automatinės nuostatas tiling yra įgalintas, tačiau nėra matomas, kadangi objektui priskiriant atvaizdą yra programoje nustatyta šią atvaizdą pritaikinti ištempiant per viso objekto paviršių. Įveskime tiling 2, tiek U, tiek V ir matysim jau efektą, jog mūsų paveiksliukas yra dauginamas, tik tiek, kad yra išcentruota ne visai patogiai, bet jeigu mes keisime offset, mes galime reguliuoti, nuo kur prasideda efektas. Taigi offset dalis reguliuoja, nuo kurios vietos raštas yra pradedamas rodyti ant objekto. Taip pat tiling galima didinti šį skaičių 3 ant 3. Galima keisti nebūtinai proporcingai ir tokiu būdu tiek kartų bus atkartojamas paveiksliukas. Taip pat galime įjungti mirror ir tokiu atveju bus taikomas veidrodinis atspindys ir taip grupuojamos po 4. Padarykime vėl po 1. Ir čia matome, jog mūsų medžiaga buvo 4 kartus jos atspindys sukurtas. Štai, iš tikrųjų tai yra medžiaga, tuomet veidrodinis atspindys
ir vėl veidrodinis atspindys ir veidrodinis atspindys į kitą pusę. Jeigu nužymėsime mirror, nužymėsime tile, o tiling padarysime 2, matysime, jog dabar mūsų paveiksliukas yra išcentruotas ir naudojamas kaip vienas fone. Ir mes galime taip per offset reguliuoti, kurioje vietoje ant dėžutės yra šis paveiksliukas rodo. Taigi išjungę tile mes nurodome, jog nenorime dauginti šio paveiksliuko, o tiesiog matyti vieną ant plokštumos. Taip pat coordinates yra svarbu tipas, ar tai yra texture tekstūra ar environ, tai yra fonui naudojamas map. Šiuo atveju mes naudosime kaip texture ir mapping taip pat yra 4 rūšių, tai yra tikslaus map kanalas ir čia mes galime map channel pasirinkti kokį norime nuo 1 iki 99 kanalų. Tuomet yra vertex color channel, tai yra susijęs su viršūnių spalvų naudojimu kaip kanalų. Planar object XYZ ir planar from world XYZ yra daugiau susiję, kai mes norim mūsų atvaizdą pridėti kaip kokią etiketę, o nedauginti per visą objektą. Taigi grįžkime prie tikslaus kanalo ir taip pat čia yra angle skiltis ir jeigu mes keisime šiuo atveju W kampą, galime pakeisti paveiksliuko kampą. Norint padidinti arba sumažinti medžiagos ryškumą arba neriškumą, tai yra padidinti arba sumažinti taip vadinamą anti-aliasing glodinimą, reikia keisti blur, kas reiškia neriškus sulietas dydį. Tai yra blur ir blur offset. Blur yra efektyvus skaičiai tarp 0,5 iki 20, mažesni skaičiai mažina anti-aliasing, didesni skaičiai didina neriškumą, mažesni mažina, o blur offset nurodo nuo kurios vietos pradėti blur efektą. Norint padaryti atvaizdo schemą map labiau neaiškia, reikia didinti blur offset, pradedant nuo 0,01 iki 0,1. Norint paaštrinti map, reikia blur offset suteikti neigiamas reikšmes. Pabandykime įvesti skaičių 20. Kad pamatyti rezultatą, reikia padaryti vizualizaciją. Spaudžiame Render Production ir matome, kad mūsų medžiaga visiškai neryški ir išplaukusi. Kai grąžinsime šį dydį į 0, medžiaga bus daugiau ryški, o jeigu blur offset teiksime neigiamas reikšmes, tai mes savo paveiksliuką padarysim daugiau ryškų, aštresnį, taip vadinamą sharp. Ir vėlgi tam, kad pamatytumėm efektą, reikia padaryti renderį. Spaudžiame Render ir vėl mūsų tekstūra yra ryški. Taip pat čia yra toks Use Real World Scale parinktis ir ją nuspaudus šiek tiek pasikeičia parametrai ir jau mes reguliuojam plotį ir aukštį ir size konkretų dydį suteikiam paveiksliukui. Ir čia galima nurodyti reikiamus skaičius ir tokiu būdu paveiksliukas yra vaizduojamas. Jau remiantis realiais skaičiais, tai yra milimetrais šiuo atveju. Kita skiltis yra Noise. Noise pagalba galima tekstūrom suteikti tikroviškumo, pridedant atsitiktinių netobulumų triukšmo. Tam, kad pamatytumėm noise poveikį, paveiksliuką taip pat reikia išrenderinti. Amount tai yra kiekis procentais, kai 0 neveikia, kai 100 visiškai absoliutus triukšmas. Pirmiausia, reikia įjungti varnelę ties on ir dabar suteikime amount kokiu 20 ir padarykime vizualizaciją. Kaip matote, paveiksliukas buvo šiek tiek iškraipytas, jo kraštai yra nebelygus ir viduje kiek pasikeitė. Levels parodo, kiek kartų atliekamas yra amount kiekį numatytas procesas. Ir lygiai yra nuo 1 iki 10, tai vienetas pakankamai nedaug. Jeigu padarysim bent 5, dabar padarysim renderį, matysim visiškai kitokį rezultatą. Jau labai iškraipę mūsų tekstūrą. Size nusako mastelį tarp geometrijos ir naudojamo noise efekto. Size gali būti nuo 0,00 vieneto iki 100. Kai labai maži nustatymai, tuomet noise vos taikomas, jeigu size dydis viršė geometrijos dydį, efektas gali ir išnykti. Bandykime size suteikti kokiu 20, spauskime render. Beveik nieko ir neįvyko. Tačiau, kaip matote, iškraipimai sumažėjo. Todėl šiuo atveju geriau mažesnis size dydis ir iškraipimai vėl bus tokie patys. Tiesiog mes matyti viršijame nustatymus, nes mūsų dėžutė iš tiesų yra labai maža, tik tai 6x7 cm. Ir yra Animate, čia yra animacijoms skirta ir Face reguliuoja noise greitį animacijai. Taip pat yra skiltis Output, kurią turi ne visi map, tačiau nemaža dalis jų. Ir čia yra parinktis Invert, tai yra
jį apverčia map atspalvį, spalvą naudoja kaip negatyvę, ją sukeičia vietomis. Tuomet yra output amount. Kontroliuoja spalvos grynį ir alfa reikšmę, alfa vertę. Padarykime vertę lygią 5 ir padarykime renderį. Taip ima ryškėti spalva ir linkstama link geltonos. Dabar padarykime 20 ir vėl renderį. Ryškėja geltona spalva. Taigi output amount reguliuoja priklausomai nuo spalvos, kokios spalvos grynumo link didėja tekstūra. Taigi output amount reguliuoja priklausomai nuo atspalvio tekstūros spalvos gryninimą. Clamp yra parametras clamp. Čia varnelės sužymėjimas apriboja kitas vertas, tai yra neleidžia joms viršyti vieneto. Jeigu jį pažymėsime, mums neleis viršyti daugiau nei vieneto kitų reikšmių. Šią reikšmę prasminga naudoti tuomet, kai reguliuojamas RGB lygis, bet nenorima, kad medžiaga imtų šviesti pati savaime. Tuomet yra RGB offset, kuris reguliuoja RGB toną. Taikant šį parametrą galiausiai galima padaryti, jog medžiaga pataptų visiškai balta ir imtų šviesti. Verčių didinimas nuima RGB tonus. Čia verčių mažinimas ima ryškinti tonus ir linkstama link juodos. Čia veikia net nežymus dydžiai 0,1 jau yra didelis postūmis. Padarykime čia 0,05 ir padarykime renderį. Kaip matote, spalvos darosi netokios ryškios. O dabar padarykime minus 0,05 ir padarykime renderį. Matote, ima ryškėti spalvos ir kontrastai tarp jų. Grąžinkime į 0. Alpha from RGB intensity pagal objekto RGB tonus generuoja alfa kanalą. Tai yra juoda spalva darosi permatoma, o balta spalva tampa nepermatoma. Pažymėkime varnelę, darykime renderį. Ir čia priklausomai nuo mūsų spalvų jos linko į baltą, tai tapo nepermatomas. Taip pat yra RGB level. RGB level didina vertes tokiu santykiu, koks įvedamas skaičius. Tai veikia spalvos grynį saturation. Galiausiai didinant skaičius maps pasidaro visiškai grynos spalvos ir ima šviesti. Veskime pradžioje 10 ir padarykime renderį. Matote, ryškėja spalva, jį tarsi ima šviesti. Ir dabar padarykime 20 ir vėl padarykime renderį. Spalva ima šviesti. Skaičius mažinimas nuo vieneto link 0 tamsina spalvas, jas pilkina, kol galiausiai jos virsta juoda spalva esant 0. Tai yra, jeigu mes grąžinsime į vieneto poziciją, matysime tekstūrą tokią, kokia jinai yra. Jeigu padarysime mažiau nei vienetą, 0,8, tai jau spalva taps pilkesnė. Jeigu įvesime čia 0,1, spalva bus tamsi. Jeigu įvesime 0, spalva pataps juoda. Grąžinkime į vienetą ir skiltis bump amount. Šis dydis turi reikšmės tik tuomet, kai yra naudojamas kaip bump map ir veikia lygiai taip pat kaip ir bump. Tuomet yra enable color map ir pažymėjus šią varnelę tampa aktyvi apačioje esanti diagrama ir čia yra color map group, tai yra kur taškas 1,1 reguliuoja šviesiausius tonus, taškas ties viduriu reguliuoja vidurinius tonus, o 0,0 taškas kontroliuoja šešėlius. Šią kreivę galima įvairiai reguliuoti, galima pridėti taškų add point pagalba. Galima reguliuoti, kokie tai taškai. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir renkame koną, bezier koną ar bezier smooth. Ir pažymėjus galime reguliuoti kreivės dydį ir tai keis mūsų paveiksliuką. Taigi šią kreivę galima įvairiai reguliuoti. Galima pridėti taškų, rinktis kokie tai taškai, bezier smooth ar bezier koną ar koną tiesės. RGB mono parinktis leidžia atskirai taikyti filtrą RGB kanalui arba mono visam paveiksliukui. Copy curve points tiesiog kopijuoja taškus į abu kanalus. Jeigu taškas buvo pridėtas viename kanale, jis yra kopijuojamas ir į kitą kanalą. Taigi tiek iš esmės susipažinome su maps.